Laidos draugas EMP Recycling. Turi elektroninės įrangos atliekų? Skambink telefonu 1806. Išnešime, išvešime, perdirbsime nemokamai. Sveiki, mėly paprastai apie sudėtingus laidos žiūrovai. Mes tikimės, kad per savaitę jūs mūsų pasiilgote ir jau nekantraudami laukite naujų eksperimentų. Bent jau mes po kiekvienos laidos jaučiamės truputį paaugę ir žinantis vis daugiau. Taip ir ši savaitė yra neišimtis, nes jau netrukus Gabrielė bandys apgauti melo detektorių. Taip pat siautėsime šaudykloje ir bandysime išsiaiškinti, ar populiarių veiksmo filmų herojai mūsų nemausto. Nudžiuginsime moteris, kurios nemėgsta raukšlių, kaip gyventi, kad jų būtų kuo mažiau, o jei jau jos atsirado, ką daryti, kad išnyktų kaip baisus sapnas. Taip pat nauji Volo nuotykiai, žmogaus kūno galimybės ir aišku, daug įdomių ir linksmų eksperimentų. Daug veiksmo ir šypsenų per artimiausias 25 minutes. Daugiausia nuodingo freono yra ne šaldytuvų šaldymo vamzdeliuose, o jo senelėse. Dar kartą pagalvokite, palikdami seną šaldytuvą stovėti namuose. Gabrielė, aš tau turiu vieną klausimą. Įdėmiai. Įsivaizduok savo, kad taip susiklosto gyvenimas, jog tu patenki į banką, kuriame vyksta apiplėšimas. Visur švilpia kulkos. Ir vat kągi tu žavioji, nuostabioji ir gražioji Gabrielė pasirinktum iš daiktų, kad apsaugotum savo nuostabų ir gražų į kūną. Nuo šiltančių kulkų. Keptuvė? Oi, ne keptuvė. Ta prasme, tu dažniausiai vaikštai su keptuvė rankose. Mieste, į banką. Na, aš spontaniškai atsakiau. Palauk, reikia pagalvoti. Gal su knyga, jei turėčiau rankos? Knyga neblogas variantas. Žinai, aš susitariu su tokiais patikimais vyrukais, kurie tau viską išaiškins ir apie ginklus, ir apie šaudymą. Tai ką tu šį kartą mane įvėlei, ką? Mindaugas man suorganizavo labai įdomų susitikimą. Mes esame saugos tarnybos Gelsauga šaudykloje. To išsiaiškinsime, ar iš tikrųjų filmų herojų išsigelbėjimai nuo kulkų nėra vien režisierių laukios fantazijos vaisius. Visi esame matę sceną. Kai filmo herojus bėga nuo priešų, šie jį šauna, jisai tarsi susviruoja, žiūrovus išpila prakaitas, tačiau finale sužinome, kad jį išgelbėjo tiesiog ženkliukas ar knyga. Taigi, prieš pradėdami šaudyti, pakalbėkime apie tai su ekspertu. Kadangi ne visi mūsų žiūrovai domisi šautuvais, prieš pereinant prie veiksmų norėčiau paprašyti, gal galėtumėte paprastai papasakoti apie šautuvo veikimo mechanizmą? Galėčiau, kodėlgi negalima, čia štai priešais mus yra pora ginklų. Vienas, kaip jūs minėjote, šautuvas, lygiavamzdis, 12 kalibro, Winchester modelis 1300 Defender. Reiškia, pagal konstrukciją tai yra pertaisomas, šaunamasis ginklas. Reiškia, lovelį atitraukus atgal. Reiškia, šovinys iš šovinio lizdo paduodamas į padaviklį ir stumiant į priekį įstumiamas į šovinio lizdą. Reiškia, ginklas tokioj būklėje yra užtaisytas. Pasakoma, kad jei yra nuodas, yra ir priešnuodis. Tad šaunamo ginklo priešnuodis turbūt yra neperšaunama liemenė. Sakykit, kaip jį veikia? Jeigu kalbant apie liemenį sandarą, tai visų pirma, jinai yra kaip ir susideda iš užvalkalo. Viduj reiškia patalpintų medžiagos, kuri vadinasi kevlarų sluoksnių ir papildomam liemenės reiškia saugumo sustiprinimui į liemenėje esančias kišenes galima patalpinti reiškia metalų, dažniausiai titanų plokštės, kurios dar pakelia liemenės, sakant, atsparumą. Pirma, šausime į gertuvę ir pažiūrėsime, ar ji tikrai mums gali išgelbėti gyvybę. Oho, kiaura? Taigi, jeigu nešiojatės gertuvę, ji tikrai neapsaugos jūsų nuo mirties kulkos. O dabar šausime į knygą. Veiksmo filmuose dažniausiai naudojama Biblija. Tačiau į Bibliją šaudyti nenorėčiau,
Tad pasirinkome knygą panašaus storio ir pločio ir pažiūrėsime, kaip jie apsaugos mus nuo kulkos. Taigi apžiūrim knygą. Knyga yra peršauta kiaurai ir ji tikrai jūsų taip pat neapsaugos. Dabar šausime į piniginę, pilną monetų. Žmonės ją nešiojasi dažniausiai vidinėse kišenėse, tad pažiūrėkime, ar jie galėtų išsaugoti gyvybę. Tai dabar ir išmėginsime. Na štai, pasižiūrėkime į piniginę, visos monetos išbyrėjo, piniginė yra neperšauta. Panašu, kad ji tikrai galėtų išgelbėti gyvybę. Dabar šausime į telefoną, kur kas šiuolaikiškesnį prietaisą, kurį kiekvienas iš mūsų nešiojasi kišenį. Ir pažiūrėsime, ar jis tikrai gali išgelbėti mums gyvybę. Telefonas, daiktas, kurį bene kiekvienas nešiojasi kišenį, ar jis galėtų mus apsaugoti nuo kulkos. Peršautas. Taigi, telefonas tikrai jūsų neišgelbėtų nuo kulkos. Tad nešiokitės piniginės arčiau širdies. Tik ką šaudėme į daiktus, kurie nėra skirti apsaugoti nuo kulkos. Tad dabar pamėginkime šauti į neperšaunamą liemenę, o po jo seka dar vienas eksperimentas. Matosi čia įėjimo kiaurinė. Žiūrim kitą pusę, čia išėjimo kiaurimės nėra. Radom kulką. Galima pažiūrėti, na aišku, kad ją iškrapštyti reikėtų šiek tiek pastangų, bet matosi įstrigus deformuota kulka liemenėje. Reiškia, jos savininkas liktų gyvas, nesužeistas galbūt su mėlyne. Susipažinkite, čia volas, o čia guminiai bateliai, kitaip vadinami kroksais. Pažiūrėkim, kas liks iš kroksų. Nu geras, atlaikė, tiesiog suplyšo. Štai ši gumelė, kurią galima pritvirtinti, bet jie yra visiškai sveiki ir jos dar vis galima dėvėti. Aš net neabejoju, kad po reportažo iš šaudyklos daug kas susinorėjo tapti laidos vedėju. Gal tiksliau, norinčių tapti laidos paprastai apie sudėtingus vedėjomis? Taip, tu teisi, bet reikia pripažinti, kad būti šios laidos vedėja nėra taip paprasta, nes reikia įveikti daug netikėtų ir sudėtingų iššūkių. Pavyzdžiui? Kaip apgauti melo detektorių. Šį kartą turime neeilinį bandymą. Labai protingas prietaisas poligrafas ir labai protingas ekspertas, matantis jūs kiaurai. Sakoma, kad nuo jų nenuslėpsite nieko. Sklinda kalbos, kad šis žmogus naudoja melo detektorių bendraudamas su savo šeima, draugais bei artimaisiais, kartu su juo žiūri televizorių ir apskritai nepriema sprendimo, nepasitarė su savo ištikimiausiu draugu. Po reklamos matysite. Keistas jausmas, tarsi liečiau numirėlio ranką. Kągi vis dėlto daryti, kad raukšlės neatsirastų? Talpinsime tavo nuotrauką su moterišku bikiniu miesto centre. Ta prasme. Laidos draugas EMP Recycling. Turi elektroninės įrangos atliekų? Skambink telefonu 1806. Išnešime, išvešime, perdirbsime nemokamai. Laidos draugas EMP Recycling. Turi elektroninės įrangos atliekų? Skambink telefonu 1806. Išnešime, išvešime, perdirbsime nemokamai.
Taigi, ne veltui esu čia. Pirmiausia, būtų įdomu sužinoti, kaip veikia poligrafas. Poligrafas yra paprasčiausias medicininis prietaisas, kuris registruoja tam tikrus pakitimus žmogaus organizme. Šiaip pasaulyje yra galbūt sukurta specialiųjų tarnybų, yra žymiai sudėtingesnių, bet klasikinis variantas, kuris pas mus yra, matuoja pakitimus, kaip kinta žmogus susijaudinus ar streso būsenoje, kvėpavimas, kaip pasikeičia širdies darbas, pavyzdžiui, pulsas keičiasi kraujo spaudimas. Taip pat matuojamas yra prakaitavimas, čia turbūt pati jautriausia kreivė. Be abejo, dar mūsų poligrafas turi ir papildomus skales, kaip pavyzdžiui, gali, kaip žmogus dreba, yra daviklis drebėjimo papildomas. Ir kaip jau minėjau, pasaulyje gali būti ir žymiai sudėtingesnių, kur įkomponuotas ir balso detektorius, ir vyzdžių judėjimas gali būti ir taip toliau, bet mūsų, taip sakant, yra klasikinis variantas. O kam ir kokiais atvejais jis yra naudojamas Lietuvoje? Lietuvoje pagrindai poligrafą turi specialiosios tarnybos, kurios tikrina savo, gal ne visų darbuotojų, bet kažkokiuose svarbiuose baruose dirbančių darbuotojų lojalumo tarnybai. Taip pat atlieka pasinaudodami poligrafo tarnybinius patikrinimus, o mes dažnai dalyvaujam tyriant labai tokias rezonansinės bylas, kurias jau nepavyko, pavadinkim, klasikiniais būdais ištirti. Tai jei teisingai supratau, poligrafas nefiksuoja melo. Tai kaip jūs žinote, kada žmogus meluoja? Prietaisas matuoja pakitimus – kvėpavimo, širdies darbo, prakaitavimo. Kai jam yra paprasti klausimai, tie didelių pakitimų nėra, jie tokie, pavadinkim, specialistas juos atskiria, moka atskirti, jie yra labai nedideli. Kai jam yra pavojingas klausimas, pavadinkim, po kurio gali išaiškėti tam tikri faktai, dėl kurių jis nėra atviras. Tuomet jam gali pasikeisti šitie parametrai ir specialistas, vėliau analizuodamas poligramas, jis gali, taip sakant, daryti prielaidą, kad būtent toje vietoje, atsakydamas į šitą klausimą, tirtas asmuo buvo neatviras, norėjo nuslėpti. Taip trumpai. Na ir šiandienos mano pagrindinė užduotis yra išmėginti melą detektorių. Gal galėtumėte duoti keletą patarimų, kaip galėčiau jį apgauti? Arba jūs? Rusai savo laiku rengdavo, kai siųsdavo savo žvalgus į Ameriką, treniruodavo, bet juos treniruodavo pusę metų ant tokio prietaiso, tam, kad mokėtų apeiti. Ne apeiti, apgauti poligrafologus. Bet sako, jeigu dar praeina pusę metų netreniruotas, jis užmiršta. Aš šiaip internete jūs galite rasti patarimų, ten, pavyzdžiui, vaistus naudoti. Kai kurie daugelis mano tyriamųjų yra naudojęs, galiu pasakyti, nelabai. Kaip kas bando pirštus paveikti, tam kokiu laku padengti. Bet tai sakau, padorų žmonės to nedaro. Ir specialistas patyręs, tai jau mato iš karto, kad yra kažkas ne taip. Ir jau pirmas įtarimas, kad jeigu šitas žmogus taip elgiasi, tai reiškia ruošiasi ir yra nesąžiningas. Po trupučiuką jau kreivės piešėsi. Tokiuose eksperimentuose, kur nėra stiprios motyvacijos, paprastai nepavyksta, bet pažaisti galima. Ten buvo nupiešta daugiau kaip 1000. Taip. Ten buvo užrašyta daugiau kaip 150. Taip. Ten ir 2000. Taip. Na gerai, čia mano programa baigėsi. Kažkur, manau, apie 2000 kažkur tai yra tenai, kažkur sukasi. Tai buvo 3500. Jo. Kadangi, meluodama poligrafui, nebijojau, kad man kas nors nutiks, negavome rezultatų, kurių tikėjomės. Nebenaudojamas buitinės technikos kiekis kasmet padidėja 5%. Daug pirkti išmokome greit, o pasirūpinti nebereikalingais daiktais. Šiandien parodysiu Jums keistoką eksperimentą su savo kūnu, kurį vėliau neabejotinai galėsite išmėginti ir namuose.
Mums reikės 2 rankų, suglaudžiame rankas ir liečiame pirštu iš kitos pusės. Keistas jausmas. Kadangi mano smegenys tikisi, jog aš savo pirštu paliesiu savo delną iš vidinės pusės, tačiau liečiu ne savo delną, tai tarsi suklaidina mano pojūčius ir mane ima kamuoti keistas jausmas, tarsi liečiau numirėlę ranką. Išties keistas jausmas, išmėginkite tai namuose. Raukšlės yra vienas iš tų dalykų, kuris labiausiai erzina moteris ir puošia vyrus. Aišku, juokauju, vyrai irgi jomis nelabai yra patenkinti, nes šiais laikais visi stengiamės atrodyti kiek įmanoma jauniau. O raukšlės yra pirmosios išdavykės. Taigi ką daryti, kad raukšlės kuo ilgiau neatsirastų, o jei jau jos atsirado, kaip su jomis kovoti? Ar raukšlių atsiradimui turi įtakos nuo mūsų nepriklausantis veiksniai, tai yra gyvenimo aplinka, gyvenimo būdas? Be abejo, tai labai svarbu. Gyvenimo būdas tai yra jau nuo mūsų priklausantis veiksnys, kaip ten bebūtų gaila. Be abejo, genetika turi didžiulę reikšmę, tačiau labai mes patys esam kalti dėl to, kad turime daugiau ar mažiau raukšlių. Ir kuo mes esam kalti, mes, jeigu būnam daug saulėje, mūsų veido audinių elastingumas tampa blogesnis, raukšlės atsiranda žymiai anksčiau, jeigu mes rūkom, jeigu mes mažiau miegam, visą tai iš tikrųjų sąlygoja mūsų raukšlių atsiradimą veide. Raukšlės iš tikrųjų yra skirtingo pobūdžio, jos yra skirtingos savo prigimtim. Yra vienos raukšlės, kurios yra vadinamos mimikos raukšlės, jos yra dėl to, kad mūsų veide yra mimikos raumenys, kurie išreiškia tam tikras emocijas. Mes, jeigu daug šypsomės, mes turim juoko raukšlės, kurios yra akių kampučiuose. Tačiau yra ir kitos raukšlės, kurios atsiranda dėl to, kad dėl gravitacijos, kaip minėjau, mūsų audiniai drimba, mūsų audiniai važiuoja žemyn, krenta žemyn. Ir kitas dalykas, kas yra, mes netenkam riebalų savo veide. Ir tuomet mes turim raukšlės, kurios atsiranda senstant. Tai nuo nosies iki lūpos kampo, raukšlės nuo lūpos kampo žemyn. Tai vadinamos jau ne mimikos, o gravitacinės raukšlės. Tai o kągi vis dėlto daryti, kad raukšlės neatsirastų? Iš tikrųjų normalu, kad mes turim raukšlės. Dažniausiai raukšlės ima varginti tada, kada jos tampa per ryškios, kada jos mūsų veido harmoniją šiek tiek trikdo. Tada atsiranda noras tai pakoreguoti, kad raukšlės taptų nebe tokios ryškios, nebe tokios intensyvios. Ir mano visada principas yra, visada pacientėm ar pacientam sakau, normalu, kad raukšlės yra ir nereikia veido taip išlyginti, kad jis būtų lygus, nes vaikai raukšlės turi. Tai jeigu mes iš tikrųjų turim, sakykime, pavyzdžiui, labai gilią raukšlę tarp antakių ir mes nebesugebam tos raukšlės kontroliuoti, reiškia tos mimikos kontroliuoti, kad tos raukšlės nebebūtų. Yra pačių įvairiausių priemonių, kaip tai pakoreguoti. Paprasčiausios priemonės tai yra botulino toksinas, kuris yra suleidžiamas, tam, kad mimika būtų mažiau intensyvi ir tam, kad raukšlė šiek tiek būtų taip pat mažiau pastebima. Kitos priemonės, kurios yra, tai yra patys įvairiausi raukšlių užpildai. Populiariausi šiuo metu tai yra hialuroninės rūgšties užpildai. Galima leisti, reiškia, koreguoti raukšlės savo paties audiniais, kurie gali būti tiek riebalai, tiek, sakykime, kitos struktūros. Tačiau tai dažniausiai nėra pasirinkimas, kad aš nenoriu botulino, noriu hialuroninės rūgšties, kadangi reikia žiūrėti, kokia tai yra raukšlė, kokia priežastis tos raukšlės ir kaip tą raukšlę galim pakoreguoti. Gabrielė, ar tau yra tekę girdėti tokį mitą, legendą, jog per 1 minutę yra neįmanoma suvalgyti štai tokių 3 sausainių? Esu girdėjusi, bet manau, tai visiška netiesa. Pažiūrėk, kokie mažyčiai. Per minutę. Visiškai paprasta. Įveiktum šitą užduotį? Tikrai taip. Gerai, aš galvoju, kad šitam eksperimentui mes pasikviesime mūsų asistentę, žavioji asistentė, kuri mums pagelbės įvykdyti šį eksperimentą. Tik aš pagalvojau, kad, žinai, kad jeigu jau tu taip griežtai nusprendėjai, kad įveiksi šią užduotį, gal nori lažintis su manimi iš ko nors, pavyzdžiui? Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, jeigu tu pralaimėsi,
tai tuomet mes socialinėme tinklapyje Facebook patalpinsim tavo nuotrauką su bikiniu, paplūdimi. Tikrai nori lažintis? Aš tai visą Gerai, jeigu pralaimėsi tu, talpinsime tavo nuotrauką su moterišku bikiniu miesto centre. Ta prasme, su... Lažinamės. Pirmyn. Nu gerai, lažinamės. 1 minutė. 3 žmonės. Po 3 sausainius. Ar įmanoma juos įveikti? Ar įveiks žmogus sausainio mestą iššūkį? Pasiruošusios? Laikas bėga. Aš, jeigu atvirai, pažįstu žmogų, kuris per minutę sugebėjo suvalgyti 4 sausainius. Neoficialiai tai yra praktiškai pasaulio rekordas. Valgyk. Nekalbėk, o valgyk. 20 sekundžių. Prabėgo. Aš kadangi suinteresuotas pralaimėti pirmą kartą gyvenime, tai kaip ir neskubu labai. O, vieną sausainį jau įveikė? Neblogai. Tu čia kaip štai višteliai pasibėdė savo, ne? Irgi neblogai. 40 sekundžių. Lieka 20 sekundžių. Pas asistentę matau pusantro sausainio, pas Gabrielę ten iš vis neaišku, kas yra. 10 sekundžių, merginos. Aš gal nepersistengsiu daugiau. 5, 4, 3, 2, 1. Laikas. O, net 19 šimtųjų dar daviau papildomų. Gerai, ir ką mes matom? Gabrielė, kaip tu laikaisi? Galėtum dabar Lietuvos himną išgiedot? Bent pradžią. Nu. Lietuva, nelabai, ar ne matau? Pas asistentę matau, kad liko vienas sausainis čia ir vienas sausainis dar burnoje, beveik kažkur tai yra likęs. Nu, aš kaip ir sakiau, buvau suinteresuotas pralaimėti, tai labai ir nepergyvenu, kad nepavyko. Mielieji, rezumuojant mūsų štai šitokį greitą ir linksmą eksperimentą, galima įsitikinti, kad suvalgyti 3 sausainių per minutę praktiškai yra neįmanoma. Jūs kviečiu jau netrukus apsilankyti Facebook'e ir išvysti nuostabiosios Gabrielės naujausią nuotrauką. Labai. Viskas šiai laidai. Man kaip visada buvo labai smagu. Aš irgi džiaugiuosi, kad esu šios laidos vedėjas. Mėly žiūrovai, nepamirškite, kad prie iššūkių galite prisidėti ir jūs. Rašykite mums Facebook'e arba tv6.lt rastoje anketoje. Rašykite savo klausimus, pageidavimus, eksperimentus arba tiesiog pagirkite mus ir rašykite komplimentus. Iš anksto ačiū ir iki. Laidos draugas EMP Recycling. Turi elektroninės įrangos atliekų? Skambink telefonu 18 06. Išnešime, išvešime, perdirbsime.